Projektą statau pats, 6 dalis vidaus apdaila. Pati pradžia atrodė taip, dar nebuvo nieko, išskyrus kriauklę apsiplauti rankoms. Kol dar laukiau durų ir langų, buvo proga susimūrinti vidinės sienas pirmame aukšte. Mūryti aplink kaminą, padaryti kaminų skylę. Čia kiti mažesni kambariai. Na ir galiausiai lapkritį užsikūriau pirmą kartą krosnelį, nes jau buvo langai. Na ir darbas pajudėjo daug smagiau, nes nebebuvo taip šalta. Ir va čia matote jau išmūrytos sienos pirmam aukšte sudėtos taktos. Čia sandėliukas. Išėjimas į garažą. Čia pirmasis kambarys bus. Čia įeinam į svetainę, užlipam į antrą aukštą ir dabar papasakosiu apie darbus, kas vyko antrame aukšte. Tai pabaigiau šildinti, kur dar nebuvo apšiltinęs. Taip atrodė jau visas stogas apšiltintas. Dar reikėjo apsišildinti murlotą, tai va čia pradėjau šildinti murlotą. Tada su tėvuku pradėjom dar pastorinti ties murlotų ir sieną, apšildyti papildomai. Tai va štai taip atrodė. Dar 15 cm užsidėjo vatos. Murloto apšildinimą. Tai pirmas etapas būtų, kai yra murlotas. Va čia yra murlotas. Jo pliušius apšildyti su putom ir galima va kažkokių juostelių, ar tai difuzinės plėvelės uždėti, ar galim palikti čia be nieko, nu, su bet kokią plėvelę prispaudus atrodo viskas gražiau. Toliau va čia va bus laiptinė, todėl čia nebuvo pastorinimo kaip visur kitur. Čia visur kitur yra toksai pastorinimas su vata ir OSB, o čia kitokios rūšios OSB. Ir įdėta steradūra va čia va. Toliau čia visur kitur vata ir OSB. Pastogė atrodo taip. Čia va irgi buvo du susidūrimai ir matėsi apie porą centimetrų vatos. Tai irgi buvo užpūsta puta ir uždėta difuzinė plėvelė. Liko čia OSB išpjauti ir uždėti. Pabaigus šį etapą, prasidėjo sekantis etapas. Pertvarų darimas arba vidinių sienų. Tai vat pats pritvirtinimas. Viršus eina pritvirtintas prie OSB, ten po apačiai yra gegnės. Toliau ten pritvirtinta gale prie murloto, o apačioje yra inkaruota į perdangą. Vienoj kitoj pusėj. Nu ir ką, per vidurį dėsis vata, ir tada iš kraštų gipso kartonas. Ir bus vidinės sienos. Pasidaręs visas pertvaras iš medžio, iš karto išsivedžiau visus laidus tarp pertvarų, kur planavau jungiklius šviesos ir rozetės. Tai šitam video klipe ir pamatysite, kad staktos jau įstatytos, laidai išvedžioti. Sekantis etapas bus susidėlioti vatą ir susisukti gipso kartoną. Čia iš to vietai bus rubinėlė, o už jos miegamasis. Na va, ir pradėjau dėti vatą į gipsą. Tai šiek tiek pafilmavau šitame etape, kad būtų aiškiau, kaip kas daroma. Dar ko nepaminėjau, kad laiptiniai papildomai uždėjau 2 cm sterodūro. Čia bus jungiklis. Šitoje vietoje rubinėlė. Na, apskritai, ką reikia paminėti, kad šitas etapas buvo irgi vienas iš smagiausių, nes jau šilta, gera, krosnelė kūrenasi. Po biškį artėjom link pavasario, čia gerai pamenu vasaris buvo. Ir darbai esi tikrai greitai ir smagiai, lengvas darbas palyginti, tiesiog reikalauja gal šiek tiek kruopštumo. Bet fiziškai tikrai labai paprasta. Na va, čia jau nušpakliuota ir nušveista siena. Perėjau tada į pirmą aukštą, susidėjau laidus, išsivedžiojau, išsipinkavau lubas,
vamzdžiai dušai išgremžti sienai, užsihidroizoliavau sienas ir tada pradėjau dėtis grindims plyteles, sienoms plyteles. Nu ir ką reikia paminėti, kad plyteles apskritai gyvenime klyvau pirmą kartą, tai tikrai užtruko daug laiko, kol atidirbau ranką. Nu čia nufilmavau, kaip sugalvojau padaryti apvadą aplink staktą. Na ką, tada santechnikos darbai, reikėjo pajungti boilerį ir galiausiai atkeliavo dailylentės į antrą aukštą ir pradėjau jas dėti. Jos pakankamai storos, radau storiausias rinkoje, tai buvo 3 cm. Svečiuose 2 kregždutės. Draugauja šiandien. Ne veltui mėgamasis, turbūt čia jos poruojasi bando. Tiesiog, kad ne vieta, reiks paprašyti jų išeiti iš čia. Susidėjus dailylentės antram aukštą, nusidažius sienas, nusipirkam grindis ir pradėjom dėliotis grindis. Irgi pirmą kartą dariau, bet pakankamai lengvas darbas. Tada jau spintą užsakėm, padarė specialistai. Lovą taip pat užsakėm iš Kelmės, padarė Stalius. Ir vėlgi nuskeliami pirmą aukštą, nes pirmam aukšte darbai vyko vėl nuo pradžių, tai yra reikėjo užsiarmuoti visas sienas, išsilyginti. Tada plytelių klojimas. Čia jau plytelių klojimas ėjosi lengviau, nes jau buvau užklijavęs dušo kambaryje. Sekantis etapas - grindų, sienų nudažymas ir tada grindų klojimas. Tai susidėjau dar papildomai steraduro 2-tuką ar 3-tuką, tik nepamenu. Tada OSB ir masyvo grindis klijavau su specialiais klijais, kuriuos sudėjus lentas reikėdavo prispausti, nes tie klijai šiek tiek plečiasi, tam, kad užpildyti visus tarpus iš oro. Na ir čia paskutinė lenta uždėta. Tai va, pirmas aukštas buvo išdėtas tokiom masyvo grindimis ir sulaukėm savo pirmos buitinės technikos, galiausiai virtuvinio viso komplekto ir džiaugiamės jau buitimi. Svetainės kampas, laiptai, kitas kambarys pirmame aukšte. Na, o tokiamis sąlygomis pjausčiau plyteles. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame epizode, kur rodysiu, kaip buvo daromi lauko darbai, tai yra apšiltinimas ir kiti darbai lauke.